Sveiki visi sugrįžę į mano kanalą. Aš vardu Simas, dar kitaip žinomas Danausi vardu. Ir šį kartą sugrįžtu su žadėta antraja dalimi apie Eseno parodą, kurioje pasidalinsiu paskutinės dienos vaizdais. Taip pat trumpai papasakosiu, ką galim rasti šioje parodoje. Komentuosiu vaizdus ir video užbaigsiu su dviem pranešimais, kurių manau tikrai ne vienas iš jūsų laukiate. Kaip manau, daugelis iš jūsų žinote, Essenspiel paroda vyksta Vokietijoje spalio mėnesį ir ji yra žinoma kaip didžiausia stalo žaidimų paroda visame pasaulyje, sulaukianti daugiausiai lankytojų, turinti daugiausiai stendų, bet kaip ir pati lokacija diktuoja, tai paroda yra labiausiai orientuota į Vokietijos rinką. Joje apsilankę matysite daug Vokietijos retailerių, visas pagrindinės kompanijas, kurias žinote iš Vokietijos, tai tie patys Ravensburgeriai, Hans & Gluck, Lookout Games, Cosmos, Haba ir kiti. Daug žaidimų matysite vokiečių kalba, neretais atvejais angliškos ir vokiškos versijos bus skirtingose vietose, tai tikrai reikės paieškoti. Vokiečių stendai tikrai išsiskiria savo dydžiu, būna įvairiausi ir konkursai, mini turnyrai, bet jie orientuoti iš esmės vokiečių auditorijai. Tikrai reikia atkreipti dėmesį, kuriuose stenduose kas yra, nes kur yra vokiečių platintojas, tai tikrai bus vokiečių kalba. Ir be abejo, visose retailerių optionuose yra daug ir senų žaidimų vokiečių kalba. Tai reikia tikrai turėti omenyje, ką galima žaisti be kalbos, tai yra, kuriuose yra komponentai be jokio teksto, nes ir kainos geriausios, tikrai viliojančios kainos būna vokiškų žaidimų, bet tikrai ir tuose pačiuose retaileriuose galima rasti ir angliškų žaidimų, galima rasti net tų pačių žaidimų, kur yra kituose stenduose, arba jeigu ten kitur išparduota, gal vokiečių retaileriai turės. Viskas įmanoma, reikia tik žiūrėti, skaityti ir domėtis. Taip pat daug pasirinkimų yra ir miniatiūrų žaidimų mėgėjams, įvairiausi stendai, kur labiausiai dominuoja, aišku, Games Workshopas. Taip pat pirmi metai, kai tokį didelį stendą turi Archon Studios. Taip pat vyksta ir konkursai, dažymo pamokėlės, užsiėmimai, kuriuose tikrai reikia rezervuotis vietas iš anksto. Galima įsigyti įvairiausių žaidimų rinkinių, taip pat galima rasti ir tereinui skirtų sprendimų, visokiausių įdėklų, kur susidėti miniatiūras ir taip toliau. Taip pat didžiuliai stendai kortų žaidimų mėgėjams, dar kitaip žinomiems TCG vardu. Sorcery kortų žaidimą matote savo ekranuose dabar. Pats Magic the Gathering, Bandai kortų žaidimai, Bushiroad kortų žaidimai, Yu-Gi-Oh žaidimas, Star Wars Unlimited, kur buvo galima netgi sužaisti su žaidimo dizaineriais. Taip pat Altered turnyras vyko, Lorcana buvo galima išbandyti ir buvo labai geras rinkinys įsigijimui. Ir taip pat nemažai visko yra ir vaidmenų RPG žaidimų mėgėjams. Tai labai didžiulis stendas Free Lygos, RPG žaidimų kolekcija, Alien žaidimas, Blade Runneris ir taip toliau. Visokiausių taitlų, aišku, taip pat yra ir D&D stuffo, bet kiek mačiau nemažai vokiečių kalba, tai anglų yra šiek tiek sunkiau surasti. Ir nišinių daug yra RPG žaidimų, tai tikrai yra iš ko rinktis, tik reikia paieškoti. Vyksta ir gyvos sesijos tų pačių RPG žaidimų, kortų žaidimų demonstracijos ir panašiai. Parodoje taip pat galite atrasti įvairiausių prototipų iš įvairiausių crowdfunding platformų, kuriuos kaip tik galite matyti savo ekranuose. Buvo ne vienas iš jų, buvo galima net ir tą patį Nemesis Retaliationą išbandyti, finalinį prototipą. Būna ir gražiausi stendai, komponentus galima pačiupinėti ir panašiai.
Netgi neretais atvejais pačios kampanijos būna dar aktyvios, tai galima išbandyti ir paskui pledžinti ar leit pledžinti. Dabar matote savo ekranuose didžiulį CGE stendą, kuriame buvo galima išbandyti įvairiausius jų žaidimus, naują digital versiją Codenames'ų, Little Alchemist, taip pat pamatyti Arnako Big Boxą ir naują expansioną. CGE veda vienas iš geriausių demonstracijų, tai puikus būdas išbandyti jų žaidimus. Taip pat pilna įvairiausių naujienų, ką tik išleistų žaidimų, kuriuos galima ir išbandyti vietoje. Ir taip pat daug priedų susijusių su žaidimais, tie patys Česekso kauliukai, įvairiausi stalo žaidimų stalai, didžiulis GameGenico bufas buvo praeitais metais, tai įvairiausios naujienos pristatytos, viską galima įsigyti, pasižiūrėti kaip atrodo, pasiklausti ir taip toliau, tai super stendas, super dydis, super pasirinkimas ir kuo toliau, to GameGenicas imasi vis daugiau ir daugiau dalykų, ne tik susijusių su kortelėmis, ten įmautės, albumai ir panašiai, bet ir tokenų storage'as ir daug viso kito. Parodos metu taip pat galite išvysti jums visiškai nematytų žaidimų ir negirdėtų platintojų bei gamintojų. Jie dažniausiai būna mažose stenduose, ne tokie užpulti žmonių kaip populiariausi stendai. Visokiausių variacijų galima pamatyti ir neužbaigtų žaidimų, tai labiau tokių arčiau prototipo, tokių visiškai paprastų, ar net labai sudėtingų ir komplikuotų. Ir dažniausiai tokių žaidimų jau neberasite niekur kitur. Tai gali būti, kad tai tiesiog buvo 500 ar 1000 pagamintų vienetų ranas ir jie atvežė į parodą įsiparduoti, prisistatyti save kaip dizaineriai ir panašiai. Tai tokių stendų Esono parodoje rasite ne vieną 10, gal net ir visą 100, pamėtyta visuose parodos kampeliuose, skirtingose salėse ir panašiai. Taip pat didžiulis parodos akcentas yra įvairiausi gamintojai ir publisheriai ir dizaineriai iš Azijos žemyno. Jų būna tikrai daug. Jie turi dedikuotą zoną parodoje. Tai galite pamatyti įvairiausius žaidimus iš Japonijos, Korėjos, Tailando, Indijos, Taivano ir kitų šalių. Tikrai ne vieną ir ne po 2 publisherius galima pamatyti. Įvairiausio tipo žaidimus. Dažniausiai jie būna maži, labiau gal tokie vakarėlių tipo žaidimai, trick-taking žaidimai. Dažniausiai tų žaidimų nebūna daug. Sunku kartais prie kai kurių prieiti, kai kuriuos išbandyti. Labai greitai ir tų žaidimų nebelieka, kartais net ir per pirmasias 2 parodos dienas. Pavadinimai irgi tokie keistoki, bet žaidimai tikrai įdomus. Ir tai iš esmės būna vienintelė proga, kada juos galite įsigyti Europoje, bet pasitaiko ir atvejų, kad dalį jų pasigrebia koks Europos ar Amerikos platintojas ir išleidžia vėliau, bet tokių atvejų būna tikrai mažai. Taip pat būna stendų ir grinai tam tikros šalies platintojus, žaidimų dizainerius reprezentuoti. Tai tokių mačiau ir Estijos, ir Norvegijos, Kanados ir daugelio kitų šalių, kurie turi atskirus savo stendus, kur pristato būtent žaidimus iš savo šalies. Gal ateityje Lietuva turės tokį stendą, tikrai būtų smagu. Visos parodos metu turėsite galimybę išbandyti didžiąją dalį žaidimų, kuriuos ir matote prekyboje. Yra vedamos specializuotos demo sesijos, kai kur reikia registruotis iš anksto, kai kur užtenka tiesiog ateiti ir galima žaisti. Dažniausiai visų karščiausių žaidimų sesijos būna anksti užbukinamos, ypač jeigu tai yra koks Kickstarterio žaidimas, ar labai laukiamas visų žaidimas, ar tai pirma galimybė jį išbandyti būtent parodos metu. Tai visą informaciją galite rasti prie kiekvieno stendo, kokiu būdu galite išbandyti žaidimus, o bandyti galima viską.
Ne tik stalo žaidimus, kortų žaidimus, miniatiūrų žaidimus, kaip ir minėjau, ir RPG žaidimų sesijos yra organizuojamos. Tie patys miniatiūrų žaidimai būna su full terrainu, nudažytomis figūrėlėmis, tai visai kitoks experiences. Veda žaidimus savanoriai, tai vieni juos veda geriau, kiti blogiau, čia jau priklauso nuo stendo, nuo pačios organizacijos, kaip jie mokinami, ar iš viso mokinami ir panašiai. Nuo pat pirmų parodos valandų susidursite su eilėmis, ne tik prie pačių populiariausių žaidimų, bet prie daugelio stendų. Žmonės tikrai pirks daug, net nebūtinai dėl to, kad yra geros kainos. Geros kainos, geri dylai, sakyčiau, yra pagrinde perkant rinkinių žaidimų, kur galite gauti vieną žaidimą nemokamai, ar kokį papildymą nemokamai, ar kažką tokio. Iš esmės, patys karščiausi žaidimai išsiparduoda kiekvieną dieną, jeigu yra paskirtas tam tikras kiekis, kiek tą dieną bus žaidimų. Kiti, kurie to nedaro, išsiparduos žaidimus per pirmasias 2 dienas. Tai reikia tikrai domėtis. Taip pat neretais atvejais galima preorderinti žaidimus iš anksto internetu. Tai tiesiog atsiimsite parodos metu. Ir tikrai reikia žiūrėti, kur yra angliškos žaidimų versijos, nes neretai nuėję į vieną vietą pamatysite, kad yra tik vokiška versija ir gali būti, kad jums neatsakys, kur bus angliška, tai reikės vėl iš naujo ieškoti. Tai visada reikia sekti informaciją. Daug kas ieško ir specializuotų promo kortų, kurios skirtos tik parodai arba netgi mini žaidimų ar mini rinkinių. Informacijos internete yra tikrai nemažai, ją reikia atrasti. Taip pat parodoje galite sutikti ir stendų iš Lietuvos. Tai tikrai kiekvienais metais būna ir Logis su savo žaidimais, Deepcut Studio su savo įvairiausiais produktais, kas ten susijęs su Play metais. Taip pat praeitais metais pristatė specialius markerius, su kuriais galima dažyti figūrėlės. Dabar, kiek girdėjau, yra partnerystė su Army Painter ir taip toliau. Tai tikrai daug įvairiausių naujienų. Visur jas galima rasti, ne tik Eseno parodoje. Taip pat ir Game Tameriai su savo insertais. Daugelis tiesiog atvažiuoja pasižiūrėti parodą ar įsigyti žaidimų. Būna ir atstovų iš parduotuvių, platintojų. Kaip ir visose srityse, lietuvių galima rasti visur. Ir kaip minėjau, turiu 2 pranešimus, kuriuos norėčiau pasidalinti. Tai pirmasis iš jų kaip tik dabar jau galite matyti mano kanale, kad turėsiu gyvą transliaciją šią savaitę, kurioje galėsiu atsakyti į visus jūsų klausimus, kas susiję su Eseno paroda. Jau dalį klausimų turiu iš praėjusio vaizdo įrašo, tai rašykite, komentuokite po šiuo vaizdo įrašu. Taip pat visur, kur dalinsiuosi, tai galite tiek į mano paskyrą rašyti, kaip jau jums patogiau. Atsakysiu visus klausimus. Ir ne tik apie Eseno parodą, tiesiog rašykite. Ir antrasis pranešimas, tai kviečiu kartu su manimi vykti į šių metų Eseną. Turiu dar laisvą butą, visai nemažai lovų. Jeigu ką domina kelionę, bent jau nakvynė, tai tikrai ją galiu pasiūlyti, bet domina ir vairuotojai, gal kažkas ir mašiną turi, gal net ir nuomotumėmės autobusiuką ir panašiai. Tiesiog yra tų įvairiausių variantų, tik reikia dar žmonių. Norinčių, tai rašykite man, pasidalinsiu visomis detalėmis ir galėsime viską susiplanuoti. Jau turiu kelis norinčius, tai bet kuriuo atveju vyksiu į Eseną, tik dar galiu pasiūlyti ir kitiems prisidėti prie šios kelionės. Tai kol kas tiek. Ačiū visiems žiūrėjusiems ir susitiksime kitose video. Iki.